Aš gimiau labai gražioje vietoje ant Tulos kranto, Rudnios tokiam bažnytkaimy, ten mano tėvai po karo mokytojavo. Iš tikrųjų, tai tokio kažkokio tai ryškaus vaikystės prisiminimo, ryškesnio už gamtos grožį, tai ir nėra. Man iki šiol miškas, pušynas, miško ežerai arba upeliai, tai toks, atrodo, tas kraštas, į kurį visada galėtum sugrįžti. Ir mamos tėviškė Merkiniai, tai nuo Merkinės piliakalnio vaizdas į Merkio Nemuno santaką, tai man gražiausias pasaulyje. Buvau visokiose Italijose ir Austrijose ir tikrai nėra nieko gražesnio už Dzūkiją. Labai užsinorėjau būti balerina. Visoms prisigyriau, kad aš važiuoju į baletą stoti. Atvažiavau į baletą ir manęs nepriėmė. Bet kažkas buvo ten negerai su figūra. Tai tada man buvo labai ambicijos užgautos, kaip aš dabar grįšiu ir pasakysiu, kad aš vėl lieku ten. Tai pradėjau rūpintis, kur čia dar priima. Pasirodo, tuo metu dar vyko egzaminai į dailę. Tai greit man nupirko akvarelę kažkokią medinę tokią ir pavėlavus atėjau laikyti tų egzaminų ir išlaikiau ir įstojau į dailę ir pradėjau mokytis Čiurlionio menų gimnazijoje. Mūsų dėstytojai tai dailės tai iš viso buvo asmenybės. Ten Gibavičius, Kisarauskas, Žilytė, Ciplijauskas. Jie buvo tokie savo laiko disidentai, kaip dabar čia vadina tylioji modernizmu, kad jie nedarė tų valstybinių užsakymų, gal jie jų ir negaudavo, bet jie nuolat kaip ir protestavo savo menus prieš tą konjunktūrinę dailę ir mus kažkaip pratino prie to, kad nebūtinai viena tiesa, viena ideologija ir kad čia viskas yra, menas turi būti pajungtas. Ir ypač tai, kad atkreipė dėmesį į etnografiją, mes per visas vasaros praktikas turėdavom piešti. Kokius tai etnografinius objektus mokykloje buvo muziejus Svirskio kryžius, čiurlioniukai išgelbėjo nuo sunaikinimo, sudeginimo. Mūsų grafikų kursas, tai mes visas praktikas, nežinau, 100 liaudies dainų mokėjom. Ir dainuodom su savo dėstytojais ir švęsdom jonines, ir švęsdom užgavėnes, ir kaukės pasidarydom ir viską. Grinai dėstytojui paskatinti, reiškia, atsigręžti į savo šaknis. Trejus metelius Maritelė liksiu, ant 4 metelių gegulė virsiu. Ant 4 metelių gegulė virsiu, tėvo sodan atlėkus graudžiai kukuosiu. Tėvo sodan atlėkus graudžiai kukuosiu. Pradėjau važinėti etnografinės ekspedicijas ir archeologinės ekspedicijas. Ne kažkaip jau tos praktikos, kurios buvo mokykloje, jos nepatenkino to smalsumo. Tai važiuodavo etnografinės ekspedicijas piešti, kaip dailininkų samdydavo etnografai tų objektų, nupiešti muziejuje, nes šalia to, kad juos nufotografuodavo, prašydavo, piešinys vis tiek labiau aiškesnis yra konstrukcija, ten kokia nors padargo ar kaip, tai muziejus užsakydavo ir piešinius. Ir iš to labai man dar daug medžiagos atsirado ir įdomumo, bet ypač tautosaka. Tautosaka atrodė tokia neišsemiama, mitai, sakmės, pasakos. Liumo yra nato karvoce margastai, to karvoce margastai. Liumo yra nato. Vienoje etnografinėje kraštotyros ekspedicijoje Vėlius buvo vadovas ir ten aš jį pamačiau ir taip įsimylėjau iš pirmo žvilgsnio, nors man šansų buvo mažai, aš buvau 12 metų jaunesnė, ten jau buvo studenčių, kurios vaikščiojo su juo į kaimus rinkti tautosakos
Bet kažkaip jis buvo toks, labai nepaprastas žmogus. Jis buvo toks romantikas, idealistas, labai mokėdavo uždegti savo kalbom prie laužo apie tą tautos palikimo išsaugojimą. Ir praktiškai po metų draugystės mano išleistuvinė mokyklos gimnazijos suknelė buvo ir vestuvinė. Ta vasarą po mokyklos baigimo ištekėjau. Manau, kad aš buvau labai laiminga moteris, nes mes ir žavėjomės vienas kitu, ir dirbom kartu, ir labai tas davė daug įkvėpimo, ir mane suformavo kaip menininkė, aš manau, jo interesų ratas pasidarė mano interesų ratas, bet to jis buvo labai nepraktiškas žmogus. Visą laiką buvo tokiuose idėjose paskendęs, užsidegęs, energijos, apimtas tą energiją visus užkrėsdavo ir šalia jo buvo labai įdomu gyventi. Mes nugyvenom kartu labai laimingai 30 metų. Tai aš nežiūrint tos baisios tragedijos, kad jis anksti mirė, vis tiek manau, kad aš labai laiminga moteris. Bet tik tai dėl jo, yra labai skaudu dėl jo, kad jį labai persekiojo saugumas. Netgi buvo tokių momentų, kai aš manau, kad galėjo ir sunaikinti. Tadagi buvo baisus. Po Prahos, po Vengrijos įvykių, tai buvo absoliučiai aišku, kad jokių legalių kelių siekti nepriklausomybės nėra, kad visi keliai uždaryti, kad tai reikia kažkokios tai Ezopo kalbos, kažkokių tai paslėptų intencijų, tai vat jis, sakykime, tas kraštotyros ekspedicijas. Labai didelį įtaką darydavo jaunimui, kadangi pakviesdavo ir universitetas dalyvaudavo, ir konservatorija dainas užrašinėdavo, ir Kauno medicina, kurie rinkdavo ten liaudės mediciną ar papročius ar ką, susirinkdavo ekspedicija iki 100 žmonių. Visi klauso jo ten tų įkvėptų kalbų. Labai nepatiko saugumui. Buvo toks momentas, kai uždraudė kraštotyros leidinius. Gerviečių knyga išbuvo Glavlyte 8 metus. Jam uždraudė dalyvauti ekspedicijoje, jį patį pradėjo persekioti. Kartais pareidavo tenai naktį. Tai toks visas išbalęs, drebėdamas, nieko nesako. Buvo Gintaro viešbutė arba buvo ten kur nors. Nežinau, ko ten iš jo norėjo, bet paskiau jisai vieną kartą nusprendė, neisiu, pasakysiu, neisiu susitikimą ir pasakysiu, užsiėmęs ir neisiu. Ir neėjau. Tai tada toks rafinuotas būdas atvažiuoja į institutą, užeina į direktoriaus kabinetą, tada iš direktoriaus kabineto ateina sekretorė ir sako, čia pas jūs atvažiavo, nori pasikalbėti. Čiurlionio mokykloje mano buvo diplominis darbas iš mitologinių sakmių. Tai lygiai taip pat ir akademiją aš baigiau su iš mitologinių sakmių, tokias buvo litografijų ciklas. O po to man labai rūpėjo kažkaip visą tą medžiagą, kurią gilinausi, panaudoti. Ir mano vienas iš tokių stambesnių pirmų ciklų buvo kalendorinės šventės.
vėlesni ciklai mano yra jau nesusijęs su etnografine medžiaga. Man vis dėlto labai artima yra moters tema, kaip moters. Ne tiek dienoraščio forma, ne tiek, kad tai yra kažkokie tai tos moteriškos esaties atspindžiai, bet vis tiek man atrodo, kad yra dalykų, kuriuose moteris yra pranašesnė už vyrą. Ir kad jeigu jinai stengiasi būti lygi su vyru, tai dažniausiai jinai save labai apriboja ir nuskurdina. Kad yra dalykų, kur moteris yra arčiau gamtos, yra jautresnė, yra daug ką, sakykime, giliau išgyvenanti. Vėliau kažkaip jau, kaip bręsti, tai kitaip žiūri į visus dalykus. Ir man esu padarius Vilniaus didelį ciklą. Tai tas Vilnius ne toks atvirukinis ir ne kažkokie tai ten motyvai, kurie turistams patrauklus, bet tiesiog Vilniaus kaip labai daugiasluoksnio ir istoriškai, ir kultūriškai labai įdomaus miesto tokios reminiscencijos vaikščiojimai po Vilnių ir nebūtinai po gražiausius jo kampelius. Atėjau į tą kiemą tiesiog su didžiausiu džiaugsmu ir smalsumu, nes ten buvo kūrę labai įdomus menininkai. Ten gyveno ir dirbo Valaitis, Krasauskas, Každailis, Štrolis, Lagauskas. Mano laikais jau ten buvo tik Švažas, Musteikis ir Liudas Pocius, toks vitražistas. Bet vis tiek tų legendų apie tą kiemą. Kalinauskas ateidavo, pasakodavo istorijas, kaip kas čia lankydavosi ir kokie ten vykdavo bohemiški vakarėliai ir pasilinksminimai. Man atrodė labai didelis įpareigojimas tokioje dirbtuvėje dirbti. Bet to istorinė vieta, Drėmos nuomonė, ten turėjo būti architekto Glaubico Vilniaus baroko reformatoriaus ir kūrėjo dirbtuvė braižykla, o po to kavinė Viktorija, kur rinkosi Filomatai, Filaretai ir tikrai ir kiti ten tie šubravcai visokie. Ir gal taip malonu buvo įsivaizduoti, kad čia gal sėdėjo Mickevičius, rūkė kaljaną, dabar aš čia sėdžiu. Manau, kad svarbiausias mano ciklas yra Evangelijos skaitymai. Ir čia irgi, tą šventą raštą galbūt jau ne kartą būni paėmęs į rankas, bet kai vyresniam amžiui kažkaip jį skaitai įdėmiau. Ir tai neeilinis literatūros kūrinys, o sakytum, kad koks Dievo laiškas žmonėms, nes rašytas jų amžininkų evangelistų pradėtas ir ta tūkstantmečiais nepasenus metaforų, palyginimų kalba, jinai yra iš esmės artima folklorui ir gal tai apsprendė, kad aš nenaudojau nei figūrų, nei istorinių ten asmenybių, o viską per daiktą. Irgi, kad daiktas yra kaip metafora, irgi kaip kažkoks mediumas bendravimui su anais senais laikais.
Močiutės mano labai graži patarlė, kad kai 30 metų mokaisi gyventi, po 50 turi pradėti mokytis mirti. Tai aš vis galvodavau, ką tai reiškia mokytis mirti. Nu, tai iš tikrųjų atsirinkti, kas tam svarbiausia, ten nepalikti jokių skolų, nebaigtų darbų, bet svarbiausia, kad kažkaip ieškoti ryšio su anapusybė, su Dievu, su absoliutu. Tai taip kaip kokia branda, bedarant tą ciklą atsirado. Man atrodo, kad dabar labai yra nuvertintas profesionalizmas, nes kaip ir tokio greito produkto ir greito vartojimo amžius atėjo ir reikia kaip tik stengtis maždaug padaryti trumpo naudojimo daiktą ir po to vėl kiti poreikiai ir kitas produktas ir vėl reiškia kažką. Kaip ir pradingo vertė to, kad tu kažką darai su išliekamąją vertę, kad ta klišė būtų padaryta taip, kad bet koks meistras ir po 100 metų galėtų iš jos atspausti, be tavo prisilietimo, kad joje jau viskas būtų. Visi tonai, viskas tai tokio gilumo, kiek reikia atspaudų ir taip. Man patinka dirbti taip, kaip mokė dėstytoja akademijoje, kad bet kas negalėtų padaryti to, ką aš galiu padaryti. Žiemos sodai man visada atrodė tokia labai romantiška ir įdomi vieta Palangoje. Visada eidavau į botanikos parką, ten į botanikos tą šiltnamį piešti retų augalų ir Kaune visada nuvažiuodavau į botanikos parką, kurie turi oranžeriją. Man labai patinka tas medžiagiškumas, tie rasos lašeliai ar stiklo atspindžiai ir augalų mirgėjimas, viskas reikalauja ypatingo kruopštumo. Man atrodo, mes greit jau nemokėsim skaityti knygų, nes žiūrėkit, kaip mes ieškom Google informacijos. Po vieną sakinį perskaitai, tau jau užtenka, tu pasižymi dar vieną sakinį, dar vieną. Ir rišlų tekstą ilgai skaityti, kažkokią knygą jau pasidaro sunku. Lygiai taip pat ir su menais. Ilgai dirbti vieną darbą, į jį įdėti daug eskizų, daug komponavimo, daug techninių kažkokių tai jau išmoktų dalykų, kuriems reikia irgi laiko, ten vieną kartą nuodyti, ten 2 minutės, kitą kartą 15, kitą kartą 20, paskiau dar raižai, paskiau uždėdė akvatintą, paskiau dar tas tęsiasi keletą mėnesių ir paskiau tu atspaudi vieną darbą, pakabini parodoj. Bet tai iš tavęs jau nori kažko naujo, dar kažko, gal dar tą turi, to gal dar spalvoto turi, to gal dar to. Ne tik tai, kad joks muzikantas neis groti, nepažindamas natų arba nevaldydamas instrumento. Ne tik ta prasme, kad dailė smunka, kai dingsta tas profesionalumas, bet tiesiog išliekamosios vertės mene nelieka, kai neįdedame dalykų, kurie yra tradicija perimti, sakykime, ir iš praėjusių kartų, ir iš praėjusių menų, ir toks, viskas nueina į pramogą. Į pramogą, į labai greitą efektą. Bet dabar, kadangi yra tos įrašymo aparatūros ir labai prieinama visiems, ir transliavimo yra prieinama visiems, kiekgi tų visų televizijos stočių ir ko,
Tai tas lengvas įrašymas tų visų privačių pramogų ir jų transliavimas padaro tą pramogą kaip jau visuotinio naudojimo kultūrinį objektą, bet jinai nėra kultūros reiškinys. Jinai iš tikrųjų yra pramoga ir kartais reiškia neturinti jokios visuotinos tos reikšmės arba išliekamosios reikšmės. Komisija yra padariusi viską, kad skaitmeninė televizija prasidėtų rytoj. Visiems yra transliuotojams išduotos licenzijos. Mūsų darbas yra baigtas. Kad vyriausybė numatė šitą 11 metam pinigų socialiai remtiniem, tai čia biudžeto problema. Pradžia gyvenimo mūsų buvo aspirantų bendrabutį prospekte, bet vis tiek labai norėjosi į gamtą. Labai norėjosi, kad kažkur tai vasaros man, kur laisvai menininkė ir Norbertas nesuvaržytas dienotvarkių, kad turėtumėm kūrybinį plotą kur nors gamtoj. Vaikščiom čia visur aplink Vilnių ir po Dzūkiją ir galų gale radom nuostabią vietą su tokia fantastinė panorama ir ąžuolų giraitė ir jau nusprendėm, kad mums labai jos reikia. Tai ten prabėgo gražiausios, kūrybingiausios vasaros nuo gegužės iki spalio, daug metų ir vaikai ten užaugo ir tas ąžuolas, kuris arčiausiai tvoros, tai kaip mūsų gyvenimo dalyvis, jo kepurė virš kiemo. Ir aišku, liūdna, kad Norbertas ten ir mirė, bet tik tiek, kad taip. Jam ten buvo irgi gerai. Ir dabar, kai jau nepriklausomybė, kai atėjo laikas, kad viską, ką parašo, gali išspausdinti, viską, ką nori, gali pasakyti viešai, iš didelės tribūnos ir pirmuose tuose suvažiavimuose kultūros kongrese. Atsimenu, buvo toks jo drąsus pranešimas: etnografija ar etnokultūra, pakilimas ar nuosmukis, taip, su klaustuku. Tai viskas nutrūko, jisai vis tiek toksai darboholikas, kuriam darbas buvo pagrindinė gyvenimo laimė, tikslas ir prasmė, ir jam nepamatyti savo darbo rezultatų. 10 knygų išėjo po mirties. Jis nepamatė nei vieno iš šitų tomų. Reiškia, pirmo tomo buvo tik tai korektūros. Jie buvo paruošti, bet išleisti, gauti finansavimą, rūpintis redagavimu. Iš tikrųjų, taigi redaguoti čia yra ypatingos kvalifikacijos dalykas. Čia be galo padėjo Bereznevičius. Jis atėjo per laidotuves ir pasakė, kad viską darysim, kad neliktų niekas rankraščiuose. Bet vis tiek aš buvau labai įsibaiminus. Aš nuomavau seifą banke ir laikiau antrą egzempliorių, nes keitėsi leidyklos, keitėsi redaktorės. Nuo vieno stalo ant kito stalo. Sudegtų viskas. Ten ar pradingtų, ar kaip. Tai dabar jau galiu ramiai numirti, viskas išleista, nieko rankraščiuose nėra.